Labas vakaras krepšinio aistruoliams, gerą vakarą visiems Lietuvos ryto televizijos žiūrovams. Pradedame tiesioginę transliaciją iš sostinės, kur šį vakarą netrukus prasidės Europos taurės E grupės rungtynės. Vilniaus Lietuvos rytas priima svečius iš Volgogrado Krasnojo Oktябrь komandą. Tik 3 rungtynės liko iki reguliaraus sezono pabaigos, bet Vilniaus Lietuvos rytas jau yra užsitikrinęs vietą kitame Europos taurės etape. Ir šiuo metu Lietuvos rytas su 6 pergalėm ir vos 1 pralaimėjimu yra grupės lyderis. Volgogrado klubas savo sąskaitoje turi 4 pergalės, 3 pralaimėjimus ir šiuo metu yra 3 turnyro lentelėje. Vilniečiai yra visiškai savo padėties šeimininkai. Jau šiandien pergalės atveju Virginijaus Šeškaus auklėtiniai gali užsitikrinti mažiausiai 2 vietą E grupėje, likus dar 2 rungtynėms. Ir visi šansai, žinoma, pakovoti dėl pirmosios pozicijos. Skirtingos užduotis laukia abiejų komandų per likusius tuos 3 susitikimus. Ir Vilniečiai jaučia tą komforto zoną ir tą komforto zoną jie susikūrė žaisdami labai kokybiškai, gerai ir laimėdami eilę rungtynių iš eilės. Savo ruožtų Volgogradas sunkiai pradėjo šį čempionatą, tačiau dabar irgi laimėjo paskutinius 2 susitikimus iš eilės Europos taurėje. Jeigu pasižiūrėtume į tai, kaip sekėsi žaisti vieningoje lygoje Volgogrado klubui, ten taip pat komanda pastaruoju metu žaidžia be kluptelėjimų ir šiuo metu yra 4 iš eilės pergalių serijoje. Volgogrado klubas siekia 5-osios iš eilės pergalės per pastarąsias 2 savaitės. Savo ruožtų Vilniečiai irgi žaidžia labai gerai Europos taurės varžybose ir tik tai buvo kluptelėjimas dar prasidėjus čempionatui, o po to Vilniaus Lietuvos rytas laimėjo 5 mačus iš eilės. Siekia šiandien 6-osios pergalės, kuri leistų įsitvirtinti lentelės viršuje. Na, dar žinoma, šiuo metu šiek tiek vėliau prasidės pagrindinio Lietuvos ryto oponento Turkijos Bandirmos komandos rungtynės. Pabandysim pasiekti įvykius ten aikštėje, o čia pelno pirmuosius taškus aikštės šeimininkai po Treviso Leslio tikslaus šūvio. Sužaidus kiek daugiau nei minutę užmynė, atrodo, Leslis ant 3 taškų linijos, taigi 2 taškai bus įrašyti legionieriui, kuris pastaruoju metu taip pat džiugina Lietuvos ryto komandos aistruolius, vis geriau ir geriau rungtyniauja amerikietis, o dabar prasižengia Martynas Gecevičius dar prieš metimą. Beje, šiam mačui teisėjauja rungtynių arbitrai iš Graikijos, Švedijos ir Juodkalnijos, švedas Kristos Kristodolus, taip pat švedas Apostolos Kalpakas ir Juodkalnijos arbitras Radomiras Vojinovičius. Čia nieko nėra po krepšiu, lengvai dabar taškus pelno Romeo Trevisas, vienas iš pagrindinių Dirko Bauermano kozerių šį sezoną ir gali būti, jog bus vienas pagrindinių kozerių ir šį vakarą. Dirkas Bauermanas turbūt puikiai visiems pažįstamas strategas, kuris praleido daugiau nei pusmetį, apie 9 mėnesius Lietuvoje, treniravo jis Vilniaus Lietuvos ryto komandą ir geriausiai iš visų žino, ką reiškia žaisti šioje arenoje ir geriausiai pažįsta ir kai kuriuos krepšininkus esančius Lietuvos ryto komandoje. Lygų 5-5. Kol kas vienintelis Trevisas Leslis renka taškus aikštės šeimininkams. Puikus blokas. Gediminas Orelikas dabar demonstruoja, jog jis šį sezoną yra ne tik komandos lyderis pagal pelnomus taškus, bet gali būti naudingas štai ir čia gynyboje. 11 sekundžių dar turės svečiai šiai atakai. Vilniaus Lietuvos ryto penketas įprastas: Trevisas Leslis, Adas Juškevičius, Martynas Gecevičius, Gediminas Orelikas ir Antanas Kavaliauskas. Kiek nedaug trūko ir čia aišku jau klaida, pasekmė tos klaidos, kuomet nepagavo kamuolio Adas Juškevičius. Jau atrodė galima skubėti į priekį, galima kontratakuoti ir visi beveik Lietuvos ryto žaidėjai jau judėjo link aikštės vidurio, o viskas baigėsi tuo, jo gynėjas nepagavo kamuolio ir po to jau lengvai taškus pelnė jau minėtasis Romeo Trevisas. Pats Orelikas atkovoja kamuolį. Nesiryžo mesti, 10 sekundžių lieka atakai, reikia greitai dabar galvoti, ką daryti. Adas Juškevičius netiksliai ir dabar jau kamuolys svečių rankose. Reikia prasižengti aikštės viduryje, to nepadaro Vilniečiai ir štai ta klaida. Pirmiausiai reikėjo stabdyti jau įsibėgėjusius visus Krasnojo Oktябr krepšininkus. Dar aikštės viduryje ten neprasižengė niekas. Ir štai taip pat sako,
tą išlygintą rezultatą svečiai 4-0. Pavyksta Gediminui Orelikui tapti antruoju žaidėjų Lietuvos Ryto komandoje, kuris šiandien pelno taškus. Na, Gediminas Orelikas yra tikrasis Vilniaus Lietuvos Ryto komandos lyderis šį sezoną ir kuo toliau, tuo įspūdingiau žaidžia 25 metų krepšininkas, šiemet Europos taurėje renkantis po 19 naudingumo balų ir po 16 taškų. Pataiko iš toli ir Krasnojo Oktябrį komanda atsakydama taip pat taiklių tolimų metimų. Artiomas Komisarovas beje staigmena starto penkete šį vakarą, 1,99 cm ūgio puolėjas. Taip pat aikštėje Kadbertas Viktoras svečių komandoje, taip pat Romeo Trevisas, Deandre Liginsas ir Antonas Pongrašovas. 4 minutės 10 prabėgo pirmajame ketvirtyje. Vienus iš pagrindinių krepšininkų Dirkas Bauermanas paliko ant atsarginių žaidėjų suolelio. Įdomus sprendimas, nestandartinis sprendimas ir žiūrėsim, kaip tai suveiks. Ir Markusas Kazinas, ir Randy Kulpeperis, kurį minėjo ir Virginijus Šeškus, pradėjo rungtynes ant atsarginių žaidėjų suolelio. Dabar Gediminas Orelikas keliauja ant suolo, gavo per veidą Orelikas, priverstinis keitimas. Arbitrai ten pražangos nematė ir čia būtų rimtas nuostolis Vilniaus Lietuvos Ryto komandai, jeigu Gediminas Orelikas negalėtų tęsti rungtynes. Tačiau žinant tai, koks užsivedęs buvo prieš rungtynes Orelikas, visada emocionalus, visada pasiryžęs atiduoti visas jėgas. Abejojo, ar jis net ir susilaužytą nosimi nenorės išbėgti į aikštelę ir jeigu jo tik tai reikės komandai, jis iš karto pasirodys. Iš kitos pusės tai nėra žūtbūt gyvybės ir mirties rungtynės Lietuvos Ryto komandai ir jeigu kažkas rimčiau, tuomet Oreliką galima būtų ir pasaugoti kitam mačui, kuris bus galbūt daug svarbesnis negu šį vakarą ši dvikova. Antanas Kavaliauskas netiksliai ir po to išmušdamas kamuolį prasižengia Mauzeris. O Gediminas Orelikas netgi nukeliavo į rūbinę, tiesa neilgam. Po kelių akimirkų dabar jau ir sugrįžo jis ant atsarginių žaidėjų suolelio. Rungtynių pradžia. Virginijus Šeškus sakė, yra pats svarbiausias dalykas šį sezoną ir jeigu vilniečiai pradeda gerai, jeigu sugeba primesti savo žaidimo stilių varžovams, tuomet viskas klojasi labai gerai. Tačiau dabar matome, jog atkovoja dar vieną kamuolį svečiai, jie priekyje 12-10. Pabėgus pusę laiko pirmajame ketvirtyje. Kondrašovas ir pražanga dar viena, trečia komandinė. Trevisas Leslis pirmą kartą pažeidžia taisyklės. Na vėlgi, tos pražangos nėra iš niekur. Vilniaus Lietuvos Rytas pagal perimtus kamuolius yra pirmas Europos taurės varžybose. Tai yra komanda, kuri perima po 10 kamuolių. Ir Vilniaus Lietuvos Rytas yra ta komanda, kuri vidutiniškai priverčia net 17 kartų suklysti varžovus šį sezoną Europos taurės varžybose. Ir tai yra apskritai geriausias rezultatas tarp visų komandų dalyvaujančių šiame turnyre. Ir natūralu, kad tą sėkmingą žaidimą gynyboje bando tęsti vilniečiai šiandien, tačiau kol kas viskas klojasi ne taip, kaip dažniausiai šį sezoną. 3 komandinės pražangos, laimiai dabar suklysta ir svečiai nesugebėję greitai užpulti. Turas Valeika keičia Antaną Kavaliauską, kuriam kol kas irgi pradžia nesikloja, taip kaip norėtų Virginijus Šeškus ir kaip norėtų, žinoma, pats krepšininkas. Pridinsiu, jog Antanas Kavaliauskas paskutiniuose 3 mačuose apskritai būdavo vienas naudingiausių, pats naudingiausias keliuose mačuose ir jo naudingumo vidurkis būdavo 23 naudingumo balai pastaruoju metu ir dabar kol kas Antano Kavaliausko indėlio trūksta, bet žinoma, dar tik rungtynių pradžia, jis ant suolo kartu su Oreliku, 2 pagrindiniai komandos lyderiai kol kas yra priversti viską stebėti iš šalies. Mauzeris stoja mesti 2 baudos metimų. Pirmoji bauda skrieja pro šalį. Europos tauriai nedažnai meta baudos metimus Maikas Mauzeris, bet pirmą kartą prameta 2 iš eilės baudas.
Trevisas išėjo prie 3 taškų linijos. Culpeperis dabar bandys pergudrauti Adą Juškevičių. Labai vikrus šis gynėjas ir matome, kokį sudėtingą metimą pataiko Randy Culpeperis. Nežaidė jis beje pirmose tarpusavio rungtynėse su Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Ir šį žmogų reikės itin atidžiai prižiūrėti vilniečiams, nes tai yra tas žmogus, kuris atlieka daug rezultatyvių perdavimų. Tai yra žmogus, kuris gali pataikyti iš toli, gali pataikyti iš 2 taškų zonos. Yra vienas taikliausių metikų Rusijos komandoje. Ir dabar jis įsibėgėja. Atiduoda kamuolį Romeo Trevisui. Vėl Culpeperis, prieš jį Adas Juškevičius. Dviguba gynyba, puikiai čia sužaidžia vilniečiai. 3 prieš 2. Adas Juškevičius, 2 taškai ir pražanga. Labai svarbus momentas. Culpeperis nelaimėjo mikrodvikovos priešingoje aikštės pusėje. Perėmė kamuolį Adas Juškevičius ir kartu su Trevisu Leslie čia sugeba užbaigti viską rezultatyviai ir dar vieną baudos metimas. Tos mesti Adas Juškevičius. Adas Juškevičius pagrindinis atako organizatorius šį sezoną Europos taurėje Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje. Po 5 net rezultatyvius perdavimus atlieka Adas Juškevičius ir pagal šį rezultatą jis apskritai yra vienas geriausių žaidėjų Europos taurės varžybose. Pirmajame rate žaidė šios dvi komandos tarpusavyje 77-63, 14 taškų persvarą laimėjo vilniečiai, kurie laimėjo ir 3 paskutinius kėlinius. Iš esmės ten visą laiką diktavo sąlygas sostinės krepšininkai. Bet, kaip ir sakė tiek pats Adas Juškevičius, tiek Virginijus Šeškus, visa tai buvo prieš daugiau nei mėnesį. Ir komanda yra visai kita. Tuomet Irkas Bauermanas buvo tik tai atvykęs į komandą ir tada buvo jam pirmas mačas su vilniečiais. Pralaimėjo jį Krasnojo Oktябrь komanda, po to pralaimėjo Maskvos CSKA ekipai, tačiau tai ir buvo tie vieninteliai pralaimėjimai. Po to komanda įsibėgėjo, pradėjo kilti turnyro lentelėje vieningoje lygoje, pradėjo rinkti pergalės Europos taurėje ir turi visus šansus žengti į kitą etapą. Lukauskis gražiai žaidžia, Mindaugas Lukauskis pasirodęs po keitimo ir pataiko iš toli. Po 2 rungtynių, sausų rungtynių Mindaugas Lukauskis dabar pataiko pirmąjį metimą. Jeigu prieš tai sėkmingai rinkdavo vidutiniškai po 10 taškų, tai paskutiniuose mačuose tiek su Partizanu, tiek su Azisoft komanda jis prametė visus metimus, o dabar Mindaugas Lukauskis atstatė pusiausvyrą. Gecevičius, Valeika. Lukauskis laisvas iš toli. Pats atkovoja kamuolį Lukauskis į kraštą. Dar vienas bandymas. Ir šį kartą Martynui Gecevičiui nepavyksta. O progos buvo tikrai labai geros. Ir reaguoja į įvykius Virginijus Šeškus. Billy Baronas keičia Martyną Gecevičių. Gecevičius nepasinaudojo tą situaciją, o Billy Baronas pagal 3 taškų pataikymą yra 6 visoje Europos taurėje. 56% taiklumu tolimus metimus meta Billy Baronas ir jo geras žaidimas vėlgi leidžia Virginijui Šeškui pasitikėti vis labiau ir labiau šiuo legionieriu ir žiūrėsim, kaip jam seksis atakuoti iš 3 taškų zonos šį vakarą. Valeika išmuša kamuolį, tiesa išsaugoja dabar varžovų legionierius. Užmynė ant šoninės linijos Volgogrado puolėjas. Na, šiandien šioje grupėje taip pat žaidžia Partizanas namuose su Jeruzalės HPL komanda. Tai yra ekipos, kurios kovoja dėl bent jau teorinių šansų patekti į kitą etapą. Tai yra komandos esančios turnyro lentelės dugne. Na, o pats aktualiausias mačas Vilniaus Lietuvos Ryto komandai vyksta Rumunijoje, kur Azisoft susitinka su Bandirmos Banvit ekipa. Būtent su Bandirmos Banvit komanda vilniečiai yra lentelės viršuje, turėdami po 6 pergalės. Iš vidutinio nuotolio pataiko Markusas Kazinas, 2,11 cm ūgio aukštaūgis, nors ir aukštas žaidėjas, tačiau mėgsta štai taip atakuoti iš tolėliau, mesti praktiškai iš 3 taškų zonos ir jis svarbiausia gali pataikyti ir yra vienas taikliausių metikų svečių komandoje. Iš viršaus, kaip įspūdingai Artūras Valeika ne tik atkovoja kamuolį, bet ir deda jį iš viršaus. Po 18 prasidėjo
paskutinioji pirmojo ketvirčio minutė, tačiau nespėja, tiesiog nespėja vilniečiai grįžti į gynybą, nespėja padėti vieni kitiems, vos 5 sekundžių užteko Krasnojo Oktябрь komandai išsimesti kamuolį po Valeikos dėjimo, greitai perbėgti visą aikštę ir štai taip įmesti kamuolį į krepšį. Ir ne kas kitas, o žmogus, kuris jau surinko 13 taškų, Romeo Trevisas. 2 savaitės iš eilės Romeo Trevisas buvo pripažintas naudingiausių turo krepšininkų. 2 savaitės iš eilės renka po 34 naudingumo balus Europos taurės varžybose. 2 dvigubi dubliai pastaruoju metu ir panašu, kad ir šį vakarą jis neketina sustoti. 14 taškų jau iš viso. Ir dabar jau sodinamas Romeo Trevisas, tiesiog leidžiant jam atsipūsti per likusį laiką pirmajame ketvirtyje. Pirmoji Kazino asmeninė pražanga. Valeikas tos mesti baudos metimų. Sezoną Artūras Valeika vidutiniškai baudos metimus meta 78 procentų taiklumu. Po 11 minučių praleidžiantis aikštelėje centras. Pataiko ir antrąjį baudos metimą. Na vėlgi, sakau, centras sąlyginai, vis dėlto Valeika taip yra puolėjas, tačiau mes puikiai suprantame, jog Antanas Kavaliauskas yra tas pagrindinis centras, jį keičia Valeika ir žaidžia tuo 5 numeriu. Agresyvi vilniečių gynyba, geras darbas, dabar palieka tik tai 6 sekundės Krasnojo Oktябрь komandai. Kamuolį Paulius Dambrauskas, galimybė ramiai laikyti kamuolį, tiesiog 15 sekundžių liko iki ketvirčio pabaigos, bei galimybė laimėti pirmąją dalį. Visi šansai vilniečių rankose. Orelikas priema kamuolį, aukštesnis yra Orelikas. Dviguba gynyba prieš jį ir ta dviguba gynyba, na, nėra viskas gerai, nes lieka tik 2 sekundės ir 40-osios, o tai yra tik tai 4 varžovų komandinė pražanga. Taigi teks išmesti kamuolį ir staigiai viską sugalvoti iš naujo. Dabar rungtynių arbitras įspėja ir Gediminą Oreliką, ir Dmitrijų Koršakovą, kad šie nebediskutuotų dėl teisėjų sprendimų. Milibaronas. Su Sirena pataikyti nepavyksta, taigi 21-20 po pirmų 10 minučių. Juostinis atšvaitas dedamas ant dešinės rankos. Pakabinamas atšvaitas segtukų prisegamos dešinėje kišenėje. Išimamas einant tamsoje keliu. Tamsoje pėstieji privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę, segėti atšvaitą ar nešti šviečiantį žibintą. Būk budrus, būk atsargus ir sveikas grįši į namus. Kalėdos vis arčiau, o topo centre dovanų daugiau. Dabar stilingi ir spalvoti Dell Inspiron kompiuteriai su Microsoft Office metinė licencija tik 1699 litai arba 492 eurai. Topo centras – mano technikos ekspertai. Aš pasirinkau Loną. Ieškodama lovos internete, užsukau į www.lonolovas.lt. Pirmiausia, čia išvydau daug stilingų lovų už vienodą kainą. Lonas tai ne tik čiužiniai, tai komforto meistrai. Nueik, pasirink ir tu. Darant kažką pirmą kartą, dažniausiai abejojame. Bet kai pirmą kartą skolinės iš smskredit.lt, viskas paprasta. Paskola iki 1000 litų yra nemokama ir jokių paslėptų mokesčių. smskredit.lt. Pinigai šiuolaikiškam žmogui. Grįžtame į Lietuvos ryto
Ryto areną, jau aikštė šeimininkų penketas pasiruošęs tęsti antrąjį ketvirtį, o kol kas Krasnojo Oktябrės žaidėjai ilgiau užsibuvo prie trenerių štabo. 21-20 po pirmų 10 minučių ir pralaimė Vilniaus Lietuvos Rytas, nes niekaip nesusitvarkė su Romeo Trevisu. Pastarasis sumetė visus mestus dvitaškius, 5 iš 5, pridėjo tritaškį bei vieną baudą, iš viso surinko 14 taškų, o vilniečiai turėjo savų problemų. Šį sezoną Vilniaus Lietuvos Rytas yra taikliausiai metanti komanda iš 2 taškų zonos ir kol kas, bent jau per pirmąjį ketvirtį, dvitaškiai nekrito ir vos 41% pataikymas, tai neleido vilniečiams užbaigti sėkmingai pirmojo ketvirčio. Gediminas Orelikas nuo lentos nepavyksta, bet kamuolys palieka aikštę nuo svečių, kurie tiesiog nesugrėbė kamulio. Mindaugas Lukauskis, Dambrauskas, Bili Baronas, Valeika ir Gediminas Orelikas. Toks dabar yra vilniečių penketas. Bili Baronas iš vidutinio nuotolio kaip staigiai išmeta kamuolį amerikietis, tiesa per trumpas jo metimas. Lukauskis, Valeika. Pražangos nėra. Markusas Kazinas dabar 4 centimetrais aukštesnis varžovų legionierius, centras. Suspėjo ten blokuoti Valeikos metimą, 10 sekundžių dabar turi svečiai. Ir vėl tas pats Kalpeperis, kuris nepataiko, tačiau teisėjai fiksuoja pražangą. Pražanga visiškai nereikalinga, visiškai beprasmė. Ir klausė Virginijus Šeškus, kam reikėjo tos pražangos. Prasidėjo tik ketvirtis, o čia matome bandė gelbėti Dambrauskas Gediminą Oreliką. Tačiau nemetimo metu pražanga ir dar ne viskas taip jau ir blogai. Matome, bando varžovai daryti tą patį 2 prieš 2. Kalpeperis, kuris yra pagrindinis komandos žaidėjas, varikliukas, bando sužaisti su komandos draugais, tačiau tas tandemas ne visada pavyksta ir nemažai daro ir klaidų svečiai. Problema tik tai ta, jog vilniečiai tų klaidų nepaverčia taškais arba patys štai tokiose vietose padovanoja kamuolį varžovams. Reikia daugiau koncentracijos, labai daug klysta abi komandos. Antanas Kavaliauskas netrukus pasirodys aikštėje. Antanas Kavaliauskas pirmajame ketvirtyje žaidė starto penketę, pasižymėti jam nepavyko. Štai čia Kazinsas nuo lentos išnaudoja savo ūgio persvarą. Pats geriausias jis buvo žaidėjas pirmose rungtynėse su Lietuvos Rytu, kai surinko net 32 naudingumo balus ir pasiekė dvigubą dublį, 21 taškas, 10 atkovotų kamuolių. Orelikas netiksliai. Kol kas vienintelį tolimą metimą yra pataikęs Orelikas iš 3 bandymų. Dvigubas keitimas, Martynas Gecevičius keičia Bili Baroną, o Valeika keliauja ant suolo vietoj Antano Kavaliausko. Pražanga Mindaugui Lukauskui. 2 minutės, kol kas taškų pelnyti aikštė šeimininkams nepavyko. Sunkiai taškus, aišku, pelnė ir Krasnojo Oktябrė komanda prasidėjus šiam ketvirčiui, tačiau dabar Ponkrašovas meta baudos metimus. Na, minėjau, kad Dirkas Bauermanas geriausiai pažįsta šią areną, tačiau Ponkrašovas irgi yra ne kartą lankęsis Lietuvoje, su Rusijos nacionalinė rinktinė. Jis 2011 metais dalyvavo Europos čempionate. Tuomet pasidabino su visa komanda bronzos medaliais. Ir taip pat puikiai pažįsta ir kai kuriuos Lietuvos krepšininkus, kadangi yra kartu rungtyniavęs ir su Simu Jasaičiu ir su Mantu Kalniečiu. Pavyksta dabar priimti kamuolį Martynui Gecevičiui. Arbitrai rodo, jog nuo Lietuvos Ryto komandos žaidėjo kamuolys palieka aikštę. Ir vėl ataka ir vėl nėra taškų antrajame ketvirtyje.
Ieško dabar būdų Virginijus Šeškus, kaip atrasti tą optimaliausią penketą, kuris galų gale pradėtų žaisti. Pradėtų žaisti bent jau puolime. Mindaugas Lukauskis ir Dambrauskas dabar keliauja ant suolo. Juškevičius aikštėje kartu su Trevisu Leslie. Starto penketas dabar aikštelėje. Markusas Kazinas, Pongrašovas. 5 sekundės. Pongrašovas susikeičia Vilniečiai dengiamaisiais ir kaip laiku čia Pongrašovas pamatė Markusą Kaziną ir nepaisant to, kad atakai jau buvo likusios vos kelios sekundės, štai čia tikslus perdavimas nuo žemės, nespėja pagalba, nespėja čia Martynas Gecevičius užtverti kelio perdavimui. Na, vėlgi Gecevičius vienintelį dalyką, ką galėjo padaryti, tai tiesiog gelbėti komandos draugus, kurie neperkando to derinio 2-2. Pongrašovas, slysta kamuolys jam. Pirmieji svečiai pradėjo rinkti taškus antrajame ketvirtyje. Pongrašovas netiksliai kovoja kamuolį Leslis. Pozicinės atakos stringa. Greitai užpulti irgi nepavyko. Trevisas Leslis. Na dabar, bravo Trevisui Leslie ir labai reikalingas buvo toks staigus metimas, individualus sprendimas, kadangi poziciškai niekaip taškų pelnyti antrajame ketvirtyje nepavyko. O dabar tas greitas toks staigus išmetimas kamuolio net neleido varžovų iškelti rankos. Klaida ir šansai Vilniečiams sumažinti skirtumą iki minimumo, gal net ir išlyginti rezultatą. Dirkas Bauermanas prašo trumpos minutės pertraukėlės. Šią savaitę Moki.veži automobilinėms prekiams 40% nuolaida, o akumuliatoriai Titanium nuo 99 litų 99 centų. Moki.veži. Leisk sau daugiau, mokėk dar mažiau. Kalėdinė pasaka su Etam. Beveik 4 minutės prabėgo antrajame ketvirtyje, kuriame ilgai Vilniaus Lietuvos Rytas negalėjo pelnyti savo pirmųjų taškų, bet dabar pataikė iš toli Trevisas Leslis, pavyko varžovus priversti dar kartelį suklysti ir šansai aikštės šeimininkams gal net ir išlyginti rezultatą jau šios atakos metu. Dirkas Bauermanas paprašė pauzės ir žiūrėsim, kaipgi po jos atrodys Krasnojo Oktябrь komanda. Virginijus Šeškus išlaikė tas sunkes minutės be minutės pertraukėlių, tas sunkes minutės, kai niekaip Vilniečiams nesisekė pelnyti taškų, tiesiog vienas dvigubas keitimas, po to dar vienas dvigubas keitimas, grąžintas tas starto penketas į aikštę ir galbūt dabar žaidimas pradės gerėti, kalbant apie puolimą. Aurelikas Kavaliauskui, pražanga čia varžovams, be jokios abejonės. Ten Viktoras kabinosi ant Kavaliausko rankos. Tiesa, svečiams tai tik pirma komandinė, taigi vėl teks viską pradėti iš naujo. 14 sekundžių dabar turės Vilniečiai atakai. Adas Juškevičius jau pasiruošęs grąžinti kamuolį. Kavaliauskas per stipriai pamuša kamuolį Trevisui Leslie. Apsigina svečiai ir iš karto prasižengia. Gera pražanga, nes vėlgi atrodė, jog tie varžovų legionieriai labai staigiai pabėgo į priekį ir gali lengvai pelnyti taškus iš po krepšio, o tų lengvų taškų niekas nebenori matyti, nes jau užtektinai tų klaidų buvo ir užtektinai tų taškų pririnko tokiais lengvais metimais iš po krepšio, staigiai perėjus į Lietuvos Ryto aikštės pusę Volgogrado krepšininkai. Romeo Trevisas. Dar kartelį Romeo Trevisas primena apie save. Tik tai gavo šansą, staigiai siunčia kamuolį į krepšį. Buvęs LeBrono Jameso komandos draugas, kartu užaugęs su LeBronu Jamesu yra Romeo Trevisas. Iš tikrųjų matė viską, kaip pagrindinė NBA žvaigždė
augo, brendo ir Romeo Trevisas yra tas žmogus, kuris tikrai turėtų ką papasakoti ir tikrai turėjo iš ko mokytis žaisti krepšinio. Ir šiandien tas pats Trevisas, kuris rinko paskutiniuose mačuose po 34 naudingumo balus, šiandien jau surinko 17 taškų, o dar tik įpusėjo antrasis ketvirtis. Maža to, vilniečiai jau padarė 10 klaidų. Ir klaidos jauna Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Ir vėl, kada nors, kas nors, galų gale neleis Romeo Trevisui mesti laisvam. 19 taškų, 6 iš 6 dvitaškiai, 2 tritaškiai iš 3. Nebegalima atsitraukti nuo Romeo Treviso. Leslis iš krašto pats bando kovoti dėl kamulio, tačiau jo nesugauna. Romeo Trevisas suspėja pirmasis prie jo, Ponkrašovas. Pražanga Antanui Kavaliauskui. Sunku patikėti, bet Romeo Trevisas metė tik vieną baudą, nors jau yra surinkęs 19 taškų. Būtent štai kaip dabar apsigynė prieš Ponkrašovą Kavaliauskas. Reikia taip agresyviai gintis ir prieš pagrindinį svečių lyderį. Dabar dar 1 minutės pertraukėlė. Gavai? Tai, viską. Neišsidavei? Ne, rodos net pažino. Seniems padėliams šūkis! Tai galvoji, paliksi mane prie kriauklės ir taip viskas baigsis? Tai jei per tirščius dugno nesimato ir manęs nepastebi, tai pastabėk šitą! Žodžiu, jei negrįši, aš tau ištiršiu dar ne to pribursiu! Seniems padėliams šūkis! Įsigyk Narvesen miesto padelį ir gerk kavą kaip nori! Narvesen, tavo šiandien! Baigėsi Virginijaus Šeškaus paprašyta minutės pertraukėlė. Vilniaus Lietuvos Rytas per 6 beveik minutės antrajame ketvirtyje yra pelnęs vos 3 taškus ir Krasnojo Oktябrį komanda dabar yra įgijusi 8 taškų persvarą. 31-23 ir maža to dar Antonas Ponkrašovas meta baudos metimus. Prieš tai pataikęs vieną baudą iš 2. Svečiai meta 2 taškius 77% taiklumu, 10 iš 13, 3 tolimi metimai iš 9 ir visiškai priešingas vaizdas žiūrint į Lietuvos Ryto komandos statistiką. Vos 31% pataikymas, kai šį sezoną būdavo 2 taškai metami 65% taiklumu. Taigi daugiau nei 2 prasčiau atakuoja krepšį vilniečiai ir nors pataikyti 4 tolimi metimai iš 12, tai negelbėja, nes vilniečiai padarė šiandien jau 10 klaidų. Kavaliauskas, kodėl nemeta? Žemesnis buvo žmogus prie Kavaliausko, na nemeta dėl to, jog jis įrašys rezultatyvų perdavimą. Tadas Juškevičius pataiko iš toli. Po prieš tai įmesto tritaškio, kai pasižymėjo Trevisas Leslis, atrodė galbūt dabar įsibėgės vilniečiai, to neįvyko. Norisi tikėti, jo galbūt dabar po Ado Juškevičiaus tolimo šūvio pavyks iš naujo grįžti į kovą vilniečiams čia, apsiginta. Pražanga. Rendis Kalpeperis, 1,84 cm ūgio amerikietis, prasižengė prieš Martyną Gecevičių. Šis labai laiku ten pradėjo spurtą, iškart įsibėgėjo, pamatęs jo kils panika gynyboje čia ir neišlaikė nervai amerikiečio žaidėjo. Šis prasižengė. Klysta čia Martynas Gecevičius, tiesa, Adas Juškevičius gelbėjo komandos draugą. Leslis nėra. Na kaip reikia tų kelių iš eilės tolimų metimų. O ką išdarinėja Krasnojo Oktябрь komandos amerikiečiai. Dar vienas tolimas šūvis. Ir dabar jau
Deandre Liginsas atidaro savo taškų sąskaitą. Na, amerikiečiai iš esmės dominuoja Rusijos komandoje. 6 net amerikiečiai yra ekipoje pasikviesti. Apskritai pats klubas yra vienas jauniausių klubų šį sezoną žaidžiančių Europos taurėje ir na, apie kažkokias tradicijas gilias kalbėti nelabai yra prasmės. Dominuoja amerikiečiai, turi žaidėjai kai kurie NBA patirties, kaip ir minėjau, yra netgi žmogus, kuris žaidė su LeBronu Jamesu vidurinėje mokykloje ir tie amerikiečiai ir daro visą darbą šį sezoną. Na, aišku, yra Antonas Ponkrašovas, kuris yra ir olimpinis prizininkas su Rusijos rinktinė, laimėjęs Londone olimpinį bronzos medalį, tačiau jis ir yra tas vienintelis žmogus, kuris prisideda prie amerikiečių iš esmės. Na, dar vienas, trečias vilniečių šūvis iš toli antrajame ketvirtyje, dabar vėlgi tos pačios mintis, ar pavyks tiesiog pratęsti atkarpą, 2 iš eilės tritaškių šiame kėlinyje pataikyti nepavyksta. Dabar apsiginta, dėjimas iš viršaus ir štai dabar pagaliau Vilniečiai 2 iš eilės rezultatyviom atakom braukia varžovų skirtumą per pusę, 31-36 ir Dirkas Bauermanas prašo minutės pertraukėlės. Gražiausia diena, sveikatos pilna, nuotaika gera. Profesionalūs patarimai man. Kamelija. Ar norėtumėte tobulai nusiskusti net kosmoso erdvėse? Philips pristato naująjį 9000 serijos skustuvą su ypatingai pažangia technologija Contour Detect. Lankščiai judėdamas 8 skirtingomis kryptimis, jis prisitaiko prie visų jūsų veido kontūrų. Ir kiekvienu prisilietimu aptinka bei nuskuta vis daugiau plaukelių. Tobulam skutimuisi. Pajuskite ateities skutimasi. Naujoji skustuvų serija Philips 9000. Innovation anew. Philips. Po Treviso Leslie 10-ojo taško šį vakarą Vilniaus Lietuvos Rytas sumažina skirtumą iki 5 taškų, lieka 2 minutės 10 sekundžių iki didžiosios pertraukos ir dabar bando iš arti pasitikti Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai varžovus jų pačių aikštės pusėje. Tiek Juškevičius, tiek Gecevičius, tiek Korelikas dabar paspaudė Ponkrašovą, pastarasis priima kamuolį ir bent jau dabar galės pereiti aikštės vidurį. Vilniaus Lietuvos Rytas vienu metu turėjo 10 taškų deficitą. Ponkrašovas kontroliuoja kamuolį ir teisėjo švilpukas nuaidėjo. Juškevičius pakelia, taip nenori, tačiau pakelia ranką į viršų. Matė ten kažką neleistino arbitras. Ir blogiausia yra tai, jog dabar jau Oktiabir komanda meta baudos metimus. 5 Vilniaus Lietuvos Ryto komandinė pražanga. Ponkrašovas šiandien visus taškus renka baudos metimais. 4 tikslus baudos metimai iš 5. Šį sezoną Antonas Ponkrašovas vidutiniškai renka po 8 taškus per mačą, nors aikštelėje praleidžia po 27 minutės. Dirkas Bauermanas dabar aikštelėje laiko tuos pagrindinius krepšininkus, kurie šį sezoną renka daugiausiai taškų ir daugiausiai naudingumo balų. Ir Kazinas ir Kalpeperis dabar yra aikštelėje, būtent pastarasis gynėjas, pats žemiausias krepšininkas įsigudrino ten atsidurti laiku ir vietoje, pasiema kamuolį po krepšiu. Kiek daug turi tų antrųjų šansų svečiai, pasiseka, jog nei antrų, nei trečių bandymų jiems pelnyti taškų nepavyksta. Trevisas Leslis, rezultatyviausias Lietuvos Ryto žaidėjas. Nebus įskaityti taškai, pražanga svečiams. 8 numeriui Artiomui Komisarovui. 2 asmeninė pražanga, 4 komandinė.
tą kabinimąsi už Antano Kavaliausko. Kabinimąsi buvo skirta ta pražanga, o čia staigiai vėl greitai bėga amerikiečiai, bėga taip greitai, jog nespėja vilniečiai sugrįžti į gynybą, lengvi taškai iš po krepšio ir štai po tos pertraukėlės vėl atstato turėta beveik rekordinė persvara svečiai. Orelikui pavyksta taip individualiai čia pralaužti varžovų gynybą. Prasidėjo paskutinė antrojo ketvirčio minutė. Greičiausiai jau pirmąją dalį pralaimės Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Būtų gerai bent jau, jeigu nesumažinti skirtumo, tai neleisti varžovams atstatyti dviženklės persvaros. O čia Kalpeperis vėl individualiai driblinguoja, nesiskiria pats vienas su kamuoliu. 25 metų žaidėjas tritaškius meta net 50% taiklumu. Leslis atkovoja kamuolį Antanas Kavaliauskas, antrasis šansas ir štai dabar Antanas Kavaliauskas pelno pirmuosius savo taškus šį vakarą. Belieka tikėtis, jo galbūt štai šis sėkmingas epizodas, dvigubai sėkmingas epizodas, pasikartos ne vienas iki po didžiosios pertraukos. O čia vėl tą patį daro Kalpeperis, vienas individualiai, nesiskirdamas su kamuoliu, susirena, užbaigia antrąjį ketvirtį, taigi Krasnojo Oktябрь komanda laimi pirmąją dalį 44-35. Dabar jau didžioji pertrauka ir po mažiau nei 15 minučių sugrįšime į Lietuvos Ryto areną. Sveiki sugrįžę į sostinę, mes toliau stebime Europos taurės E grupės rungtynes, kuriuose susitinka Vilniaus Lietuvos Rytas ir Volgogrado Krasnojo Oktябрь komanda. Matome pagrindinius skaičius po dviejų kėlinių. Pirmąjį 21-20 laimėjo svečiai, antrajame prie to vieno taško pridėjo dar 8 ir dabar turi 9 taškų pranašumą, 44-35. Ir galima sakyti, jog būtent baigėsi antroji dalis, tai yra antrasis ketvirtis, pirmoji dalis tuo, jog pradėjo tolti Krasnojo Oktябрь komanda, buvo vienu metu įgijusi ir 10 taškų persvarą ir dabar belieka tikėtis, jog galbūt ta didžioji pertrauka bus į naudą Virginijaus Šeškaus auklėtiniams ir pavyks iš naujo nusiteikti ir pasiruošti šiai kovai ir išspręsti, žinoma, visas tas problemas, kurios kamavo pirmajame ir antrajame ketvirčiuose. Toks pats Lietuvos Ryto komandos penketas bus, koks ir pradėjo rungtynes: Trevisas Leslis, Antanas Kavaliauskas, Gediminas Orelikas, Adas Juškevičius ir Martynas Gecevičius. Na, o grįžtant į tas problemas, tai vilniečiai pirmiausiai nesusitvarkė gynyboje su svečių amerikiečiais, leido jiems pataikyti dvitaškius net 69% taiklumu, kai patys aikštės šeimininkai dvitaškius metė vos 41%. Ir nepaisant to, jog aikštės šeimininkai pataikė 6 tolimus metimus iš 16, varžovai 4 iš 12, vis dėlto tie tolimi metimai negelbėjo, nes oponentai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių, jie darė mažiau klaidų ir, kaip minėjau, atakuodami geriau iš 12 taškų zonos, sugebėjo laimėti pirmąją dalį. Na ir žinoma, kalbu bendrai apie komandų rodiklius, tačiau pagrindinis koziris, pagrindinis tas X-faktorius svečių komandoje buvo jau ne kartą minėtasis Romeo Trevisas, kuris iš viso surinko 19 taškų, pataikė 6 dvitaškius iš 7, pridėjo 2 tolinius metimus bei tik 1 baudos metimą. Talkino jam neblogai Antonas Pongrašovas, kuris galbūt taškus rinko tik tai baudos metimais, pataikė 5 baudas iš 6, tačiau jis sėkmingai priversdavo varžovus prasižengti ir sėkmingai skirstydavo kamuolius komandos draugams. Štai ir dabar matome, Pongrašovas bando veržtis arčiau ir praranda kamuolį. Arbitrai rodo, jog Vilniaus Lietuvos Ryto komandai turi atitekti kamuolys be Pongrašovo. Taip pat dabar penkete yra ir Kadbertas Viktoras, taip pat Romeo Trevisas, Andre Liginsas. Dar viena aikštės šeimininkų klaida. Ir taip pat nepaminėjau Randy Kalpeperis, žaidėjas, kuris pradėjo rungtynes sėdėdamas ant suolo. Gynėjas sėkmingai įsiliejo į žaidimą ir dar vieną tolimą metimą smeigė Komisarovas.
47-35. Nieko gero, nežadanti ta pirmoji minutė. Atrodo, jog tas pats vaizdas tęsiasi, kuris buvo ir prieš didžiąją pertrauką, bet aš išvadas daryti dar tikrai anksti. Tiesiog nesinorėtų, kad vilniečiai darytų klaidas ir štai neišnaudotų tokių puikių progų, kada yra šansas pelnyti taškus, to nepadarai, o varžovai iš karto į tai atsako sėkminga ataka. Pomprašovas iš toli, laisvas, meta, nepataiko, bet atkovojo kamuolį Viktoras. Laimiai Trevisas Leslis išmušė kamuolį ir jį perėmė. Juškevičius. Pavyksta Trevisui Lesliui, rezultatyviausias jis buvo pirmoje dalyje, dabar jis pelno pirmuosius taškus po didžiosios pertraukos, 12 legionieriaus taškas, 8 pelnė Gediminas Orelikas, 6 pridėjo Adas Juškevičius pirmoje dalyje, taip pat dar atlikęs ir 3 rezultatyvius perdavimus. Bet turi štai tokius žmonės kaip Deandre Ligginsas, kuris dar praėjusiais metais sėdėjo šalia LeBrono Jameso, Dwayno Veido Miami Heat komandoje, kuris turi patirties žaisdamas su Kevinu Durantu, Oklahoma City Thunder žvaigždė, ir dabar būtent Ligginsą ir stabdo Trevisas Leslis. Ir štai turėdami tuos kelis žaidėjus, kurie buvo šalia super žvaigždžių, šiandien Krasnojo Oktябрь komanda nusiteikusi rimtai pakovoti dėl pergalės. Na, taip viską dėliojant, pliusus, minusus, pergalės svarbą. Na, taip, laimėti nori abi komandos, tačiau jeigu taip dėliotume, kam vis dėlto, kamgi svarbiau šis mačas, turėtume pripažinti, jog vis dėlto svarbiau yra Krasnojo Oktябрь komandai laimėti šią dvikovą, nes ji dar nėra užsitikrinusi vietos Europos taurės kitame etape, o vilniečiai net ir pralaimėję, sakykime, šį vakarą, vis tiek savo padėties būtų šeimininkai ir galėtų užimti antrąją vietą, tiesiog reikėtų nesukomplikuoti situacijos jau kitose mačuose. Bet, žinoma, galvoti apie pralaimėjimą tikrai dar nereikėtų prasidėjus trečiajam ketvirčiui. Geras čia Gecevičiaus perdavimas, nebuvo laisvės metimui. Atmetė kamuolį atgal Valeika, o Gecevičius šaudo pro šalį. Pirmoje dalyje prametė abu mestus tolimus metimus, dabar bandymas irgi nesėkmingas, o Ligginsas tęsia toliau savo spektaklį. 26 metų amerikietis, kuris, kaip ir minėjau, galėjo pasitreniruoti, bent jau pasitreniruoti su garsiausiomis NBA žvaigždėmis. Ir galbūt galima sakyti taip, tik tai 10 dienų jis praleido Miami Heat stovykloje ir tik viename mače žaidė NBA lygoje praėjusiais metais. Galbūt jisai Oklahoma City Thunder komandoje nebuvo pagrindinis, tačiau jis žaidė prieš porą metų NBA lygoje šalia Kevino Duranto. Bet tos treniruotės duoda savo vaisių. Dabar jau Trevisas prisideda prie Ligginso antroje dalyje. Štai Ligginsas atsisirašo rezultatyvų perdavimą ir štai tie du amerikiečiai priverčia Virginijų Šeškų prašyti minutės pertraukėlės. Juostinis atšvaitas dedamas ant dešinės rankos. Pakabinamas atšvaitas septukų prisegamos dešinėje kišenėje. Išimamas sėdant tamsoje keliu. Tamsoje pėstieji privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę, segėti atšvaitą ar nešti šviečiantį žibintą. Būk budrus, būk atsargus ir sveikas grįši į namus. Atnešk magišką šventės jausmą ir padovanok apsipirkimo malonumą. Maxima dovanų kortelė. Visiems jūsų norams išpildyti. Laimėjo trečiojo ketvirčio atkarpą svečiai, sužaidus 3 minutės 23 sekundės ir dabar skirtumas šoktelėjo iki 18 taškų. Ir jeigu Vilniaus Lietuvos Ryto planas A buvo šiandien laimėti ir užsitikrinti mažiausiai antrąją vietą E grupėje likus dar 3 rungtynėms, tai reikia neatmesti ir plano B. Jeigu šiandien ir būtų pralaimėta,
labai būtų gerai pralaimėti mažesnių nei 14 taškų skirtumų, nes būtent tokia persvara Vilniaus Lietuvos Rytas laimėjo pirmąją tarpusavio dvikovą Rusijoje ir tokiu atveju pralaimėjus mažesnių nei 14 taškų skirtumų atsirastų šansas susilyginus pagal pergalės ir pralaimėjimus reguliaraus sezono pabaigoje būti aukščiau lentelės, aukštesnėje lentelės pozicijoje. Bet dabar vėlgi belieka tik pasikartoti. Virginijus Šeškus dar turbūt irgi negalvoja apie jokį planą B, vis dar yra planas A, bandyti kažkaip tai galų gale surasti tą laimės receptą, sėkmės receptą, bet sunkiai sekasi ir pradžia nebuvo gera, nepavyko greitai vilniečiams primesti savo žaidimo stiliaus oponentams. Ir matėme, kaip būna paprasta viskas po didžiosios pertraukos, kada Vilniaus Lietuvos Rytas ankstesnius varžovus visus, kurie lankėsi čia šioje arenoje prasidėjus sezonui, įpusėjus sezonui, Europos taurės varžybose visus pasiūsdavo į knockdowną, turėdavo patys 18 taškų persvarą dažniausiai po didžiosios pertraukos ir tada jau tiesiog belikdavo protingai sužaisti antrąją dalį. Dabar viskas priešingai. Dabar reikia vytis ir, žinoma, atsiranda spaudimas, o čia triuškinantis Romeo Treviso dėjimas, 23-asis jo taškas. Na, krepšinio aistruoliams, kurie nėra matę, rekomenduočiau pasižiūrėti filmą apie krepšinį daugiau nei žaidimas, More Than a Game. Ir būtent ten galima pamatyti, kaip Romeo Trevisas kartu su LeBronu Jamesu vidurinėje mokykloje žaidė drauge ir jis priklausė tam pasakiškajam penketui. Šiandien Romeo Trevisas atrodo nusiteikęs pakartoti savo dviejų paskutinių mačų rezultatus, kada jis tiesiog siautėdavo ir rinkdavo po 34 naudingumo balus. Pavyko dabar pelnyti taškus Trevisui Lesliui, tačiau čia be pražangos apsiginti nepavyksta ir Viktoras keliaus mesti baudos metimo. Artūras Valeika neteisus. Vili Baronas ir Mindaugas Lukauskis dabar pasirodo aikštelėje. Krasnojo Oktябrь komanda prieš savaitę laimėjo permainingą mūšį su Jeruzalės HPL komanda 2 taškai 69-67, o dar prieš tai išvykoje nugalėjo Rumunijos Asesov komanda. 17 taškų persvarą ir, kaip minėjau, jau per paskutinės 2 savaitės komanda laimėjo 5 mačus iš eilės, siekė 6-osios pergalės, žvelgiant tiek į vieningąją lygą, tiek į Europos taurės varžybas, o čia matome emocijas, Viktoro emocijos. Krasnojo Oktябrь komanda, kuri kovoja su Rumunijos Asesov ekipa dabar tiesiogiai dėl 3-4 pozicijos. Šiandien laimėdama gali dar pasvajoti ir apie aukštesnę vietą. Šiuo metu trečiojo kėlinio viduryje HPL'is 4 taškais laimi prieš Partizaną, o Rumunų Asesov pirmauja 8 taškais prieš Bandirmos Banvit komandą. Na ir taip viską dėliojantis vilniečiai žais dar mačą su turkais. Galbūt tai Rumunų pergalė nebūtų toks jau blogas dalykas Lietuvos Ryto komandai, nes tada dar būtų visi šansai vilniečių rankose kovoje dėl pirmosios pozicijos. Žingsniai, rodo arbitras. Bando žiūrovai dabar didinti triukšmą, bando vėlgi užvesti savo komandą, nes laukti nebėra ko. Lieka tik kiek daugiau nei 4 minutės ir galbūt štai šis Mindaugo Lukauskio dėjimas privers iš naujo pakilti į kovą dėl pergalės Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Dirkas Bauermanas iš karto reaguoja į įvykius, prašo minutės pertraukėlės. Gera sugrįžti, kai turi ko nudžiuginti. Todėl iki šią savaitę kilogramas kiaulienos nugarinės tik 12 litų 99 centai. Marijampolės cukrus tik litas 79 centai. O fasuotiems džiovintiems vaisiams ir riešutams Arimex net 25% nuolaida. Iki, mes visi norim sutaupyti.
Lūsija, mums reikia miegoti, nes tikrai rytoj nepasijusime geriau. Miegoti? Aš tokia užsikimšusi, kad net kvėpuoti negaliu. Kad diena būtų puiki, reikia gerai įsimiegoti. Išbandykite Otrivin. Jis greitai atkemša nosį ir veikia iki 12 valandų. Tad leidžia ramiai išmiegoti visą naktį bei puikiai jaustis išaušus dienai. Kvėpuokite nauja jėga. Otrivin ir nosis vėl kvėpuoja. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. 4 iš eilės Mindaugo Lukauskio taškai, 6-0 laimėta atkarpa ir iš -20, dabar tampa -14. Laiko dar labai daug, 4 minutės 22 sekundės iki trečio kėlinio pabaigos. Vilniečiai yra prasižengę 2 kartus ir dabar bando spausti po visą aikštelę Krasnojo Oktябrь krepšininkus. Valeika perima, taip, kamuolį su Lukauskiu. 2 taškai ir Vilniaus Lietuvos Rytas kelia ovacijų audrą čia tribūnose. Ne tik tai pelnyti taškai, bet dar ir pražanga. Plius 1 baudos metimas. Štai tokio žaidimo laukia visi žiūrovai čia tribūnose. Pati geriausia Vilniaus Lietuvos Ryto komandos atkarpa toliau tęsiasi. Ir labai reikėtų tą gerą kokybišką žaidimą išlaikyti iki pačio ketvirčio pabaigos. Norint, jog ketvirtajame kėlinyje dar net nepajaustų, jog visi šansai svečių rankose Krasnojo Oktябrь komanda. Jiems šiandien sekėsi praktiškai viskas. Trevisas, Kontrašovas, dabar pavyksta tą spaudimą įveikti. Bili Baronui nepavyko visko tiksliai gynyboje dabar išpildyti Lietuvos Ryto komandos žaidėjams. Bandė dengtis aikštę, po to keitėsi dengiamaisiais. Valeika išėjo prie 3 taškų linijos, atsivėrė spragos, šiek tiek pradėjo mėtytis Lietuvos Ryto žaidėjai. Ir dabar reikia viską daryti iš naujo. Arelikas dabar diriguoja visiems komandos draugams, kas kur kaip turi stovėti. Tai reikia dabar apsiginti. Bet štai tokius metimus tie amerikiečiai pataiko. Ir Randy Culpepperis šiandien pataikęs kelis kartus štai taip tokius metimus. Dabar dar suklysta vilniečiai ir kaip greitai braukia tą sunkų darbą padarytą prieš tai, prieš kelias akimirkas. Didėja persvara iki 15, 61-46. Labai toli nuo krepšio. Bili Baronas, 5 sekundės atakai. Lukauskis iš toli, priverstinis bandymas, netiksliai Trevisas iššoka aukščiau už visus, niekas jam netrukdo kovoti dar vieno kamulio. Culpepperis 5 iš 5 dvitaškius pataikė žaidėjas, vos nepataiko 6-ojo, bet stos mesti 2 baudos metimus. Antroji Bili Barono asmeninė pražanga, 4 komandinė. Dambrauskas pasirodo aikštelėje vietoje Ado Iškevičiaus. Romeo Trevisas 23 taškai, Liginsas 11 taškų, Culpepperis 10 taškų ir dar mes 2 baudos metimus. Beje, prieš HPL komanda įsigudrino net 8 tritaškius pramesti, nei vieno tikslaus nebuvo tolimo metimo. Visiškai buvo ne jo diena. Antrą sezoną Culpepperis rungtyniauja Krasnojo Oktябrь komandos. Nedaug trūko, jog šis žaidėjas persikeltų į Kiniją, buvo ten nuskridęs, buvo gavęs trumpą kontraktą, bet kinams netiko ir vėl sugrįžo į Krasnojo Oktябrь komandą. Bili Baronas per stipriai suskumba prie kamulio. Numuša jam kamulio aukštaūgį. 2 sekundės. Nebereikėjo jau čia atidavinėti kamulio. Galbūt ir nepastebėjo Mindaugas Lukauskis, kiekgi liko laiko švieslentėje.
Ne pirmą kartą atsidūrė Lukauskis su kamuoliu rankose, kada jau liko atakai tik tai 2 sekundės. Prieš tai metimas iš 3 taškų zonos buvo netikslus. Dabar nesiryžo atakuoti Lukauskis, veržėsi, atidavė tą papildomą perdavimą, kurio visiškai nereikėjo. Ir šiandien vilniečiai ir toliau tęsia klaidų virtinę. Ir tų klaidų būdavo ir ankstesnėse rungtynėse. Skirtumas tas, jog tos klaidos brangiai nekainuodavo. Vilniečiai visas tas klaidas kompensuodavo savo sėkmingų pataikymų, sėkmingų žaidimų ir galiausiai sėkmingais perimtais kamuoliais, nes patys vilniečiai priversdavo varžovus klysti dar daugiau. Šiandien yra priešingai. Šiandien už tas klaidas tenka skaudžiai mokėti ir galbūt tas klaidų skaičius dar yra viena ir taip jis yra didelis, bet yra begalė klaidų, kada Krasnojo Oktябrь komanda greitai užpuldavo ir lengvai pelnydavo taškus iš po krepšio. Gediminas Orelikas pelno 10-ąjį tašką, tampa antruoju žaidėjų, kuris pasiekė šią taškų ribą. Daugiausiai yra pelnęs Trevisas Leslis 14, perima kamuolį Lukauskis, 3-1 ir klaida. O po to jau ir paties Mindaugo Lukauskio pražanga. O taip nedaug trūko. Maža to, jog štai už tą pražangą bus baudžiami vilniečiai baudos metimais, kadangi 5. komandinė 3 kartus taisyklės pažeidė Dirko Bauermano auklėtiniai. Na, Dirką Bauermaną aplodismentais diplomatiškai pasitiko čia žiūrovai susirinkę arenoje, kai buvo pristatytas vokietis. Žinoma, visi prisimena, jog jis dirbo čia klube. Ir tada Dirkui Bauermanui, nors ir reikalai klostėsi neblogai Lietuvos krepšinio lygoje ir vieningoje lygoje, tačiau Eurolygoje vos viena buvo iškovota pergalė, 7 pralaimėjimai. Ir po to tragiško pasirodymo Eurolygoje Dirkas Bauermanas turėjo palikti komandą. Libaronas. Orelikas. Pavyksta Gedimino Orelikui vienam individualiai viską čia padaryti. 12-asis Gedimino Oreliko taškas. Minutė 17. Konkrašovas į kraštą. Trevisas Konkrašovui. Prieš jį Lukauskis. Valeika dabar išeina padėti Lukauskui. Vėl atsikeičia dengiamaisiais Lietuvos Ryto komandos žaidėjai, o čia Kalpeperis persigalvojo paskutinę sekundę ir gerai, kad persigalvojo, nes kamuolį atidavė tiesiai į užribį. Vyksta dabar Kalpeperis ant Konkrašovo, toks mini konfliktas dabar vyksta komandoje ir Dirkas Bauermanas vos neišėjęs į aikštelę bando raminti emocijas tarp savo komandos žaidėjų. Lukauskis. Dirkas Bauermanas beveik išėjęs, atkreipkite dėmesį į aikštelę, arbitrai kažkaip į tai nereaguoja. Dėl to piktelėjo ir Virginijus Šeškus, rodydamas, kad taip daryti nereikėtų. 42 sekundės, 40 iki ketvirčio pabaigos, -14. Kalpeperis. Niekas jam netrukdo, o reikia trukdyti. Reikia trukdyti. Tai yra žmogus, kuris pataikė 6 iš 6 dvitaškius. 14 taškų. Na, įspūdingai meta lyderiai. 6 iš 6 Kalpeperis, Romeo Trevisas 8 iš 9 dvitaškiai. Liginsas 4 iš 6. Na, tai yra tie žmonės, kuriuos reikia žaisti visur. Nesvarbu, jie klaidins, jie vaidins, kad galbūt atiduos perdavimą, bet šios reikia iškelt ranką, reikia išeiti, pasitikti juos ir Kalpeperis galbūt nepataiko iš toli, bet iš 2 taškų meta 100%. 7 sekundės lieka iki 3 kėlinio pabaigos, pražanga tik 4 svečių komandinė, 5 komandinės pražangos pas vilniečius. Dabar keitimai, Liginsas keičia.
saugą. Sarova. Orelikas. Nepataiko. Kiek daug tokių metimų prametė vilniečiai per pirmus 3 kėlinius. Reikia, jog tas taiklumas pagerėtų, nes dabar lieka tik tai 10 minučių. 50-66. Gyvenimas ne filmas, neatsuksi. Būk matomas, užsidėk atšvaitą. Kalėdos vis arčiau, o topo centre dovanų daugiau. Dabar stilingi ir spalvoti Dell Inspiron kompiuteriai su Microsoft Office metinė licencija. Tik 1699 litai arba 492 eurai. Topo centras – mano technikos ekspertai. Aš paruošiu paragą. Lukoil kavos valanda. Kasdien nuo 12 kava už pusę kainos. Tokia, kokia ir turi būti tikra kava. Lukoil. Patirkite maisto gaminimo džiaugsmą su aukštos kokybės indais Bergner. Rinkite lipdukus parduotuvėse Aibė ir įsigykite indus Bergner net su 50% nuolaida. Tik parduotuvėse Aibė. Bergner – patikimas pagalbininkas virtuvėje. 196 milijonai litų. Tiek Eurojackpote bus šį penktadienį. Lieka ketvirtasis kėlinys. Vilniaus Lietuvos Rytas pralaimėjęs visus 3 kėlinius. Dabar pralaimi 16 taškų skirtumų. Maikas Mauzeris, Mindaugas Lukauskis, Adas Juškevičius, Martynas Gecevičius ir Antanas Kavaliauskas. Dabar tokiu penketu pradeda kėlinį Lietuvos Rytas ir techninė pražanga yra baudžiami Krasnojo Oktябрь komandos žaidėjai, treneriai. Dėl to, jog ne pirmą kartą arbitrai jau yra pasiruošę pradėti rungtynes. Lietuvos Ryto žaidėjai jau būna aikštelėje, jie nori žaisti. Vienas arbitras parodė techninę pražangą, kuščioja pečiais ir Virginijus Šeškus. Po to kitas arbitras parodė, kad ne. Ne pirmą kartą piknaudžiauja tomis pertraukėlėmis svečiai ir tas akivaizdu, vilniečiai tiesiog stovi aikštelėje ir laukia penketo, kada šis baigs pasitarimą, o laikas sekundės jau būna seniai ištiksėjusios. Tačiau kažkaip arbitrai nors vienas norėjo bausti ir sušvilpė ir parodė techninę, bet kaip ten bebūtų, kamuolys buvo pas svečius ir Kalpeperis toliau tęsė savo fenomenalų pasirodymą. 100% iš 7, nedidukas, bet labai staigus, 1,83 cm žaidėjas, dabar ištraukia kamuolį. Nors jo nepagavo, bet labai staigiai gali nerti štai čia po krepšiu. Taip ir yra. Nieko čia nepadarysi, turi arba pats labai gerai atakuoti, o to padaryti vilniečiams nesiseka, vos 25% metant tritaškius, dvitaškiai vos 49%. Ir su tokiu taiklumu, kai varžovai meta dvitaškius 76, tritaškius 37% ir klysta mažiau, jie ir daro, ką tik tai nori. 70-50 dabar jau reikia galvoti ir apie planą B. Reikia nepralaimėti 14 taškų skirtumų. Gecevičius iš toli nepataiko. Kavaliauskas atkovoja kamuolį. Pavyksta jam pelnyti taškus. Kavaliausko tik 4 taškas. Antanas Kavaliauskas buvo tas žaidėjas, kuris labai sėkmingai čia džiugino visus aistruolius. Pagrindinis ramstis po krepšiais. Iki šio mačo Antanas Kavaliauskas pagal taiklumą visoje Europos taurėje, pagal dvitaškių pataikymą buvo antras. 73% taiklumas jo buvo. Šiandien 2 iš 6 ir kol kas tik 4 taškai. Gecevičius iš toli pataiko. 2 minutės prabėgo ketvirtajame kėlinyje. Reikia žaisti, reikia kautis. Toliau Lukauskui pražanga.
Prašo Lukauskis, kad visi komandos draugai spaustų, kad visi padėtų. Lukauskis pagal perimtus kamuolius yra lyderis Europos taurėje šiemet. Na, daug minėjau šiandien apie tai, jog Vilniečiai ir pagal taiklumą buvo geriausia komanda Europos taurėje. Ir yra žmonių, kurie yra pagal individualią statistiką yra viršūnėje, kaip Lukauskis pagal perimtus kamuolius, Kavaliauskas pagal metimus, Juškevičius pagal rezultatyvius perdavimus, vienas iš lyderių. Tačiau viso to paversti bendra nauda bent jau kol kas neįtin pavyko ir šiandien yra pačios sunkiausios namų rungtynės. Zavarujevui. Trevisas Leslis įsibėgėja per iškeltas varžovo rankas netiksliai ir dabar jau reikia skubėti atgal. Markusas Kazinas ateina statyti užtvaros, Juškevičius. Peperis prametė 4 tritaškius iš eilės, bet 5 kartas nemelavo. Ir šis krepšininkas jau pelno 19 tašką. Sėkmingai jisai perėmė estafetę iš Romeo Treviso. Kavaliauskas atgal Lesliui. Nepavyko. Taškūna pyksta. Matosi akivaizdu, kad supyko Trevisas Leslis. Supyko tiesiogiai ant savo tautiečių, matydamas, ką pastarieji išdarinėja, nusprendė Trevisas Leslis, jog jis yra ne ką prastesnis. Ir bandė agresyviai sužaisti iki galo, 14 taškų jis yra jau surinkęs. Mesti dar 2 baudos metimus. 24 metų krepšininkas, kaip ir minėjau, prieš tai gerėja jo pastaruoju metu formą. Jeigu pasižiūrėtume tik tai paskutinių kelių dvikovų skaičius, tai jo taškų vidurkis yra vienas geriausių komandoje ir gera sportinė forma yra ir šiandien čia. Kalbant apie žaidimą puolime, su Azesoft komanda surinko 19 naudingumo balų, 12 taškų 7 atkovoti kamuoliai. Bet tos rungtynės nuo šių skiriasi tuo, jog tada Vilniečiai užtikrintai laimėjo. Puikiai Antanas Kavaliauskas gesina Markusą Kaziną. Išsaugo kamuolį Vilniečiai. 3 prieš 2. Juškevičius, nagi. Ir svarbiausia, jog 2 taškai. Kam tos dvejonės? Adai, tugi gali. Tu buvai taikliausias tritaškių metikas pasaulio čempionate. Nebėra laiko, nebereikia dvejoti. Trečia Ado Juškevičiaus pražanga. Užburtas tas pats skirtumas. -14. Na, šiuo metu Azesoft komanda 11 taškų persvara pirmauja prieš Vilniaus Bandit ekipą. Ir tai yra geras rezultatas Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Jeigu vis dar kalbėtume apie pirmąją poziciją, apie tai, jog Lietuvos Rytas kovos su turkais kitą savaitę, o čia 2 taškai, lengvi taškai, Bilivarono iš po krepšio, geras tikslus, Ado Juškevičiaus perdavimas ir Vilniaus Lietuvos Rytas priverčia dar suklysti varžovus, taigi dar laiko Marios, 6 minutės, 40. Ir Dirkas Bauermanas jau prašė 2 minutės pertraukėlių. Dabar jis paprašytų dar vienos, tačiau puikiai supranta, kad tai būtų paskutinė jo pertraukėlė, o tos pertraukėlės dar gali tikrai prireikti rungtynių pabaigoje, nes Vilniečiai nepraranda vilčių kovoje dėl pergalės, kol kas sakom taip. Yra kažkokios techninės problemos su švieslente. Sekretariatas dabar teisėjas kalbasi su sekretariatu, taigi tokia pauzė, ta pauzė reikalingesnė Krasnojo Oktябrь komandai, nes vėlgi taip numuša tą tempą, numuša tą emociją.
Konkrašovas keičia komandos draugą Vasilijų Zavorujevą, kurį išleido. Šiaip nedažnai jį leidžia į aikštę šį sezoną Dirkas Bauermanas ir išleido tik tai tada, kai jau tas skirtumas buvo išaugęs, kai tik tai kilo pavojus. Vėlgi iš karto Konkrašovas grąžinamas į aikštę. Čia pražanga, taškai nebus įskaitomi. Kalpeperiui trečia asmeninė, antra komandinė. Man atrodo, kad jis užsidirbs techninę pražangą. Kalpeperis šiandien šneka, taip rėkauja, pyksta ant teisėjų, tai ant komandos draugų. Ir gerai. Kuo įtemptesnės rungtynės, tuo daugiau nervų varžovams. Adas Juškevičius. Pražanga buvo. Du baudos metimai. Adas Juškevičius drąsiai sužaidė, nedvejodamas, agresyviai, to ir reikia dabar Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Vikresnis yra Adas Juškevičius ir šįkart pergudrauja jis Romeo Trevisą. Vilniaus Lietuvos Rytas šiandien pataikė 6 baudos metimus iš 8. Devintasis Ado Juškevičiaus taškas šį sezoną. Adas meta baudos metimus praktiškai be klaidų Europos taurės varžybose. Ir vėlgi tokia pauzelė nestandartinė, neplanuota. Iš naujo tenka susikoncentruoti Adui Juškevičiui. O štai matom, antroji bauda skrieja iš karto pro šalį. Trevisas Leslis dabar jau prižiūri Kalpeperį. Liginsas. Trevisas. Konkrašovas. Netiksliai, bet niekas čia netrukdo atkovoti kamuolio Viktorui. Laimiai, štai kaip driblinguoja Maikas Mauzeris. Dar kartelį būtų įdomu pasižiūrėti, netgi pro kojas varžovų sugebėjo pramušti kamuolį Maikas Mauzeris. Ajajai, problema ta, kad šlubuoja Maikas Mauzeris. Dar kartelį šis epizodas jau ties klaidos riba. Čia viskas buvo Konkrašovui tarp kojų. Taip, op, prasimušė kamuolį Mauzeris. Bėda ta, kad į kelį, atrodo, pataikė Maikas Mauzeris Konkrašovui ir iš karto keliauja tiesiai į rūbinę. Maikas Mauzeris. Gediminas Orelikas stoja mesti baudos metimų. Gediminas Orelikas šiandien baudų nemetė. Pirmoji taikli. 5 minutės 14 sekundžių iki pagrindinio laiko pabaigos. Vilniaus Lietuvos Rytas pusę skirtumo sumažino 20 taškų. Pirmavo Krasnojo Oktябrį komanda. Vilniaus Lietuvos Rytas turi iniciatyvą savo rankose ir turi visus šansus šį vakarą pakovoti dar ir dėl pergalės. Toliau tęsiasi spaudimas. 3 komandinės turi vilniečiai. Konkrašovas rodo, kokį derinį turės daryti komandos draugai. Kalpeperis, Kavaliausko agresyvi gynyba, reikėjo likti. Kodėl neliko Antanas Kavaliauskas? Gi reikėjo likti. Kalpeperis pataiko tokius metimus šiandien. Kodėl atsitraukė nuo jo Lietuvos Ryto aukštaūgis? Juškevičius iš po krepšio 66-76. O dabar jau reikia greitai. Ir vėl Kalpeperis, ir vėl laisvas, ir vėl pataiko. Na kaip šitaip. 25-asis jo taškas. Ir jis jau rezultatyviausias Krasnojo Oktябrį komandoje. 2 iš eilės jo tolimi šūviai. Suduodantis smūgį vilniečiams, dar pražanga Antanui Kavaliauskui. Ne jo diena, ne jo diena. Ketvirta komandinė. Keitimas. Martynas Gecevičius keičia Bilį Baroną. Čia vėlgi, ar labai jau buvo kažkas neleistino, ar labai jau buvo klaustukas, tačiau pražanga fiksuojama ir Antanas Kavaliauskas
kartu su komandos draugais dabar turi grįžti į gynybą. Laiko lieka tik 4 minutės ir vėl Kalpeperis. Na, galbūt kiek ir piktnaudžiauja žaidėjas, kuris pajautė, kad šiandien viską meta, ką tik įmanoma. 7 iš 7, 2 taškai, 3 tolimi metimai. Ir svarbiausia, jog iš paskutinių 4 bandymų 3 pasiekė tikslą, nors šiaip metė 8 tritaškius, pataikė 3, tačiau prametė į tolimus metimus daugiausiai pirmoje dalyje, o dabar ir 3 taškius pradėjo pataikyti Kalpeperis. Sekundės lieka atakai ir vėl viskas slidžiai ties klaidos riba. Tiek Dirkas Bauermanas, tiek Lietuvos Ryto komandos trenerių štabas rodo, kad 4 sekundės liko atakai, reikia viską daryti greitai. Lukauskis pasiruošęs dabar grįžti į aikštę. Bet atrodo, lieps jam tą padaryti Virginijus Šeškus tik po to. Puolinė pražanga. Net nespėjom išsinesti kamuolio. Štai už šį stumimą Adui Juškevičiui bus įrašyta 4 pražanga. Na, buvo toksai vilties blykstelėjimas, kai vilniečiai sumažino skirtumą iki 9, tačiau vėlgi Kalpeperis staigiai priminė apie save ir vėl dviženklis skirtumas. Ponkrašovas prieš Kavaliauską. Atgal Ponkrašovas atmeta kamuolį. Kovoja į Antanas Kavaliauskas ir pražanga Trevisui, Romeo Trevisui. 4 asmeninė pražanga. Antanas Kavaliauskas šiandien pirmą kartą keliauja mesti baudos metimų. Prieš 2 savaitės mače su Partizanu Kavaliauskas surinko 28 naudingumo balus. Prieš savaitę su Rumūnais net 31 naudingumo balą. Beje, prieš Volgogrado komandą žaidžiant Rusijoje mačas buvo vienas toksai sudėtingesnių šį sezoną Antanui Kavaliauskui, lygiai taip pat kaip ir šį vakarą. Pataiko Antanas baudos metimus, 68, 79 ir 30 iki ketvirčio pabaigos. Kol kas, sakykime, iki ketvirčio pabaigos. Kontrašovas. Kraštą Trevisui. Likinsas. Iš vidutinio nuotolio. Per stipriai atkovoja kamuolį Antanas Kavaliauskas. Mindaugas Lukauskis. Kiekybinė persvara ten. Iš toli Gecevičius tiksliai. Martyno Gecevičiaus pagaliau tikslus tolimas metimas. Antrasis šį vakarą. 2:40. -8. Kontrašovas spaudžia Orelikas. Leslis dabar lieka prie Pontrašovo. Dabar viską reikia padaryti tiksliai gynyboje. Žingsnių nėra. Blokas, Antanas Kavaliauskas blokuoja metimą, tačiau pirmasis prie kamulio suskumba Romeo Trevisas ir šis tritaškis vėl grąžina svečiams dviženklį pranašumą. 20 pražanga varžovams. Pražanga, kuri vėlgi siunčia Mindaugą Lukauskį mesti baudos metimų. Sumetus baudas, vėlgi tie patys -8 taškai. Matėme varžovo ataka strigo ir tik tai sėkmė. Jau ten nusišypsojo Romeo Trevisui, kai tiesiog į rankas nusileido kamuolys. Ir tą situaciją jis puikiai išnaudojo, tiesiog įmesdamas kamuolį iš po krepšio. Mindaugas Lukauskis šiandien iki šio momento baudų nemetė, 8 taškai. Veterano sąskaitoje. Dar antroji bauda skriejo pro šalį. Dabar klausimas, ar, aišku, arbitrai fiksuoja pražangą. Pirma Orelikui asmeninė. Pasirodė, jog neišleido kamuolio iš rankų, bet Orelikui dar prieš tai buvo fiksuojama pražanga ir nesvarbu, ten išleido ar neišleido. Baudos metimai. Šiandien baudas Krasnojo Oktябrь komanda meta 69% taiklumu. Tiesa, Liginsas baudų nemetė, 13 taškų surinko ir puikiai talkino Romeo Trevisui.
Liginsas galbūt pagal taškus nusileidžia tiek Culpeperiui, tiek Trevisui, tačiau atliko net 6 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 10 kamuolių ir savo naudingu žaidimu irgi labai ženkliai prisidėjo prie to rezultato, koks yra dabar. 2 minutės 5 sekundės. Lukauskis spėja prie jo varžovas. Pražanga Liginsui. Lukauskis vėl mes baudos metimus. Prieš tai viena buvo taikliai iš 2. Dabar reikia įmesti abi. Adas Juškevičius netrukus pasirodys aikštėje. Vietoj dabar žiūri ir Gediminas Orelikas į Adą Juškevičių ir Trevisas Leslis atrodo vietoje amerikiečių. Žais Adas Juškevičius, dabar dar 1 minutės pertraukėlė. Tik gruodžio 4-7 dienomis Ermitaže išskirtinės nuolaidos prekiams Knauf. Daugiau sužinokite ermitažas.lt. Skolinkis dabar, o pirmą įmoką mokėk tik po 4 mėnesių. Moment Kredit už protingą kainą. Skoliname iki 10 000 litrų. Du 83. Vilniaus Lietuvos Rytas atsilieka 1 minutė 53 sekundės iki kėlinio pabaigos. Ir sostinės krepšininkai žaidžia neblogai. Paskutinę atkarpą laimi šį kėlinį 22-17, tačiau to negana. Reikia sužaisti dar geriau. Per tą likusią minutę 53 sekundės, aišku, matant tai, kaip sėkmingai šiandien meta dvitaškius varžovai ir tolimus metimus ir kiek daug šiandien daro klaidų Virginijaus Šeškaus auklėtiniai, sunku tikėtis, jog galima laimėti šį mačą, bet nesvarbu. Paskutinės minutės žaidžia geriau vilniečiai ir skirtumas didelis, tačiau reikia toliau spausti, reikia padaryti viską tam, jog varžovai nesijaustų ramiai per likusią paskutinę minutę. Pražanga prieš Kondrašovą, 4. Mindaugo Lukauskio asmeninė. Minėjau apie tai, jog pirmą mačą Vilniaus Lietuvos Rytas laimėjo 14 taškų persvarą. Būtų gerai, aišku, situacija diktuoja, bando vilniečiai kovoti dėl pergalės, niekas neskaičiuoja. Tačiau vėlgi būtų gerai, jeigu jau bus situacija labai aiški. Prasidėjus paskutiniai minutiai, būtų gerai ir neleisti varžovams laimėti 14 taškų ar didesnių skirtumų. Bet dabar visi galvoja kol kas apie pergalę. Adas Juškevičius, Antano Kavaliausko užtvara. Gecevičius spėja prie jo prišokti oponentas. Kavaliauskas iš vidutinio nuotolio tiksliai 76-85, minutė 30. Romeo Trevisas. Liginsas. Culpeperis. Ir vienas Bumbsė su kamuoliu ir viską mėgins padaryti. Taip ir yra. Veržėsi Culpeperis. Binasi jam už rankos Antanas Kavaliauskas. Ir du laukinėjo baudos metimai. Šiandien praktiškai nesustabdomas buvo tiek Randy Culpeperis, pelnęs jau 25 taškus, tiesa, tik tai 3 baudos metimą meta į žaidėjas. Prieš tai 2 pataikė, dabar baudas skrieja pro šalį. Romeo Trevisas irgi buvo šiandien nesustabdomas 26 taškai. Tačiau ir jie žmonės, jie irgi jaučia nuovargį, dar liko minutė 17. Minus 10, bet dabar jau kamuolys Lietuvos Ryto komandos rankose. Adas Juškevičius pats veržėsi po krepšiu. 2 taškai, svarbiausia, jog greiti 2 taškai. Minutė 10. Perdavimas per visą aikštę. Romeo Trevisas sugauna kamuolį. Culpeperis, prasideda paskutinė ketvirčio minutė. Na, atrodo,
nesuprato vilniečiai, ką čia daryti. Ar prasiženginėti, ar neprasiženginėti. Ir štai taip, tai jeigu jau bauduojam, tai bauduojam iškart. Nes dabar tai 13 sekundžių suvalgė svečiai. O rezultatas tas pats. Petveris keliauja mesti baudos metimų. Vat jau dabar, matau, Virginijus Šeškus rodo viskas. Va dabar tas planas B. Viskas, nebepralaimim, mums reikia nepralaimėti 14 taškų skirtumų. Ta perduoda Adas Juškevičius Martynui Gecevičiui ir dabar jau viskas, susitaikoma su pralaimėjimu. Dabar reikia laikyti kamuolį, reikia, kad ištiksėtų tos 24 sekundės. Viskas, nebesiplėšyti, nebesidraskyti. Štai čia Antanas Kavaliauskas pelno greitai tuos 2 taškus. Dviguba gynyba, į dėžutę uždaryti varžovo galutinai nepavyko. Na ir dabar tegul ir laiko tą kamuolį svečiai. Konkrašovas. Kažkaip Mirkas Barmanas neskaičiavo, atrodo, ir nesugalvojo, kad jiems žūtbūt reikia laimėti didesnių nei 14 taškų skirtumų. Lyginso 2 taškai ir dar bauda. Na, situacija bus dabar tokia. Lietuvos Rytas lieka su 6 pergalėm, 2 pralaimėjimais. Krasnąjį Oktiabrį turės 5 pergalės ir turės 3 pralaimėjimus. Taigi, jeigu vilniečiai, tarkim, kitą mačą pralaimi Turkijoje, o Krasnąjį Oktiabrį laimi savo rungtynes, tada abi komandos turi vienodą pergalių pralaimėjimų skaičių, bet vilniečiai turėtų geresnį tarpusavio susitikimų rezultatą, tai yra skirtumą, ir tokiu atveju Lietuvos Rytas būtų aukščiau. Štai va tokie reikalai. O dabar situacija yra tokia. Vilniečiai šiandien net ir patyrę pralaimėjimą turės sulaukti, kas gi vyksta Rumunijoje, kaip gi sekasi Bandirmos Banvit komandai. Tačiau net ir nepriklausomai nuo to, kas įvyks tenais, vilniečiai turės šansą kitą savaitę išvykę į Turkiją ir laimėję užimti pirmąją vietą grupėje. Net ir šiandien pralaimėjimo atveju. Taigi iš esmės situacija tikrai nėra katastrofiška. Tiesiog šiandien buvo tokia gera pamoka visai Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Šiandien Krasnąjį Oktiabrį komanda pirmus 3 kėlinius dominavo ir šiandien gynyboje buvo labai daug problemų, kalbant apie aikštės šeimininkus. Ir manau, jog treneriai kartu su krepšininkais padarys išvadas. Šiandien yra tas mačas, iš kurio geriausia bus pasimokinti ateičiai. O dabar Vilniaus Lietuvos Rytas su 6 pergalėm lieka E grupėje bent jau pirmoje arba antroje vietoje, priklausomai nuo to, kaip sužais turkai Rumunijoje. Bet